Aš norėčiau grįžti prie šiandienos bene esminės temos. Vis dėlto mes pagrindė kalbamės dažniausiai apie užsienio politiką ir Lietuvos tarptautinį įvaizdį. Tai kad ir galime džiaugtis, kad atsikratėme dabar šitos vadinamos paluckiados, bent jau šiam momentui, mano klausimas yra toks. Kiek per šiuos kelis mėnesius pavyko Paluckui ir, atsiprašant, jo chebrai, sugadinti Lietuvos įvaizdį užsienį, nes mes matėm per pastarąsias kelias savaitės, kaip ir Bloombergas, ir Politico, ir įvairūs garsūs užsienio laikraščiai rašyti būtent apie Lietuvą ir būtent apie tai, kaip mūsų premjeras, mūsų vyriausybės galva yra dabar, tai buvo jau dabar įsimaišius į korupcijos skandalus. Aš sakyčiau, Paluckas sugebėjo priartinti mus prie bedugnės krašto. Mes dar nenukritom, bet atsiranda visi šansai nukrist.